Tiesioje žarnoje aplink išeinamąją angą yra tokie vadinami kaveriniai kūnai arba rezginiai, dar kartais klaidingai vadinami veniniais rezginiais. Jie padeda tiesiai žarnai užsidaryti geriau. Hemorojaus atsiradimas skatina lėtinis vidurių užkietėjimas, taip pat dažnas viduriavimas. Taipogi yra minimos genetinės priežastys, tokios kaip jungiamo audinio nepakankamumas arba paveldimumas. Taip pat daug įtakos turi hemorojui susidaryti ir maistas, toksai kaip alkoholio vartojimas arba aštrių patiekalų vartojimas. Hemorojus taip pat gali vystytis ir nėštumo bei gimdymo metu. Hemorojaus gydymas yra skiriamas į konservatyvų ir invazinį gydymo metodus. Konservatyvus gydymas tai yra pirmiausia skirstomas į dietos korekciją ir tuštinimosi įpročių korekciją. Dietos korekcijai priklausytų tai, kad žmogus sergantis hemoroju turėtų išgerti bent 2-3 litrus per parą, turėtų daugiau valgyti vaisių ir daržovių, džiovintų slyvų, sėlenų, bei vengti alkoholio bei aštrių patiekalų. Šnekant apie tuštinimosi įpročių korekciją, reikėtų paminėti tokius kaip vengti vidurių užkietėjimo, tuštintis stengtis reguliariai, tai yra tuo pačiu paros metu, vengti stanginimosi tuštinimosi metu. Šnekant apie invazinius gydymo metodus hemorojo, reikėtų paminėti chirurginius ir nechirurginius gydymo metodus. Chirurginių gydymo metodai tai tokie kaip hemoroidektomija Milligan-Morgano būdu, Fergusono hemoroidektomija arba staplerinė hemoroidektomija yra dažniausiai naudojama esant aukšto laipsnio hemorojui, tai yra 4 laipsnio. Sergant lengvesnio laipsnio hemorojui, dažniausiai yra siūloma kiti invaziniai gydymo metodai. Šnekant apie invazinius neoperacinius gydymo metodus, reikėtų paminėti tokius kaip hemoroidinių mazgų skleroterapija, koaguliacija infraraudoniniais spinduliais, taip pat yra taikoma guminių žiedų ligacijos metodas. Tačiau pats naujausias ir efektyviausias hemorojaus gydymo būdas tai yra lazerinė hemoroidektomija. Naudojant lazerį hemorojui gydyti yra naudojamas siauras spindulių pluoštas, kurio metu ultragarso pagalba yra surandama kraujagyslinė kojytė ir siauro pluošto pagalba yra koaguliuojama būtent arterija, pripildant į kaverinius kūnus. Metodo efektyvumas siekia 99%, jo metu nereikalinga jokia nuskausminimo metodai, nereikalingi jokie nuskausminamieji metodai, ligonis po operacijos gali iš karto keltis ir eiti būti darbingas. Pagrindinė hemorojaus komplikacija tai yra kraujavimas. Netgi pirmojo laipsnio hemorojus gali kraujuoti. Tai yra pasirodo tuštinimosi metu arba iš karto po tuštinimosi lašas ir keli lašai kraujo. Taipogi mazgų iškritimas. Viena iš komplikacijų, kuri pasireiškia maždaug 40% ligonių. Ir aišku, reikėtų paminėti hemoroidinių mazgų trombozę, kurios metu jau reikalingos skubios intervencijos priemonės, tai yra trombų šalinimas iš hemoroidinių mazgų.